Pasaka Ragana ir Jonukas. Buvo senelis ir senutė, turėjo jie vaiką, vardu Joną. Senutė netrukus numirė ir senelis paėmė savo kitą pačią. Pamotė nemylėjo Jonuko ir dažnai mušdavo. Senukui pagailo savo vaiko, tai užsodino jį ant lentos ir paleido plaukioti po ežerą. Atnešęs valgyti iššaukdavo: Jonuk, Jonuk, išplauk, išplauk. Aš atnešiau sūrio, sviesto, saldaus pieno. Taip šaukiamas Jonukas išplaukdavo į krantą. Imdavo iš tėvo valgį ir vėl plaukdavo šalin. Išgirdo laumė ragana, kaip tėvas savo vaiką šaukė. Atėjo prie ežero ir pati pašaukė: Jonuk, Jonuk, išplauk, išplauk. Aš atnešiau sūrio, sviesto, saldaus pieno. Jonukas išplaukė, laumė ragana pastvėrė jį ir įdėjus į maišą nešasi namo. Benešdama pailso, pasidėjo savo naštą, atsigulė pailsėti ir užmigo. Jonukas išlindo iš maišo, pridėjo jį pilną akmenų, o pats sugrįžo prie ežero. Rado savo lentą ir vėl nuplaukė savo. Ragana išsimiegojus, užsidėjo vėl maišą ir linksma parėjo namo. Tai dukrelė mėsos parsinešiau pilną maišą. Suprašysiu visas pažįstamas ir iškelsiu puotą. Atsirišo maišą, jau ims Jonuką, ogi žiūri, kad maiše vieni akmenys. Perpykus tuojau nubėgo prie ežero ir vėl šaukė: Jonuk, Jonuk, išplauk, išplauk, aš atnešiau sūrio, sviesto, saldaus pieno. Jonukas atplaukė, ragana jį pastvėrus įdėjo į maišą ir nešėsi jau be poilsio. O parnešus dar kelias dienas laikė, visko davė valgyti ir gerti, ko tik Jonukas norėjo. Vieną dieną ragana gerai prikūreno krosnį ir sako dukteriai: Dukrelė, aš eisiu viešnių suprašyti, o tu išlok krosnį, iškepk Jonuką ir sudėjus į dubenis pastatyk ant stalo. Jonukas tuo tarpu priminėje žaidė ir viską girdėjo. Kai tik ragana išėjo, duktė tuoj iššlavė krosnį, paėmė ližę ir šaukė Jonuką: Jonuk, Jonuk, sėsk ant ližės, aš tave pavėžinsiu po prieždą. O Jonukas, žinodamas, ką jam nori padaryti, atsakė: Sėsk tu, aš tave pirmą pavėžinsiu. Tu nepaveši, atsakė raganiūtė. Pavešiu, tarė Jonukas. Raganiūtė užsisėdo, o Jonukas tik šust ją į krosnį. Iškepė mėsą, sukapojo, sudėjo į dubenis ir pastatė ant stalo. Taip senoji ragana liepė. Galvą nupjovęs padėjo po patalais, kad viršugalvis ir kasos būtų matyti, o pats nubėgo ir įlindo į šulinį. Kur mano dukrelė, paklausė ragana, sugrįžus ir įėjus su viešniomis į trobą. Ogi štai pataluose miega, atsakė viešnios. Reikia prikelti, nekelt, tegu miega, sako viešnios. Žinai, nuvargo koliai tokį į krosnį pakišo, supjaustė ir sudėjo dubenis. Ragana sutiko ir susodinus viešnes pradėjo be dukters valgyti mėsą. Privalgiusios viešnios užsimanė gerti. Ragana vėl norėjo kelti savo dukrelę, kad vandens parneštų, bet viešnios sudraudė. Geriau, sako, pačios nueisime. Ragana vėl paklausė ir paėmus naščius pati išėjo vandens parnešti. Eidama dainavo: Einu vandenėlį su variniais kibirėliais, su auksiniais naščiukėliais, Jonuko mėsos priėdus, kraujo atsigėrus. O Jonukas iš šulinio atsiliepė: Eini vandenėlio su variniais kibirėliais, su auksiniais naščiukėliais, dukrelės mėsos priėdus, kraujo atsigėrus. Išgirdus tai ragana be kvapo nubėgo į trobą. Pradengė patalus ir pamatė, kad dukrelės tyra tik galva. Tada suprato, kad ne Jonuko, o dukrelės mėsos priėdė.
Nubėgo tu jau pas šulinį Jonuko žiūrėti, o Jonukas tuo tarpu išlindo iš šulinio ir įlipo į medį. Atbėgus pas šulinį ragana Jonuko jau nerado, bet nesidairydama pamatė į medyje besėdintį. Viešnios visos iškriko, o ragana, būtinai norėdama Jonuką pagauti, ėmė graužti medį, kuriame jis sėdėjo. Jai begraužiant atbėgo vilkas. Ką tu, kumute, darai? Paklausė jis raganą. Ragana papasakojo, kaip buvo, o vilkas neva gailėdamasis pasakė: tu, kumute, turbūt labai pailsai, atsigulk, pailsėk trupučiuką, o aš už tave užėsiu. Ragana paklausė, atsigulė ir tuojau užmigo. O vilkas apibėgo kelis sykius apie medį, tas vėl pasidarė toks storas, kaip buvo. Po to nubėgo savo į girią. Pabudus ragana pamatė, kad ją apgavo ir vėl pati graužti pradėjo. Jei begraužiant atbėgo zuikis. Ką tu, kumute, darai? Paklausė jis, kaip ir vilkas. Ragana pasipasako jam savo nelaimę, bet kai zuikis sakėsi pagraužėsis už ją, kad ji numigtų, ragana iš sykio nesutiko. Ne, sako, neapgausi. Ana vilkas taipgi žadėjo pagraužėti ir tik apgavo, nei graužė, nei ką. Tai koks nevidonas tas vilkas, neva gailėdamasis atsakė zuikis. Aš, kumute, niekad niekam pikto nelinkiu. Gali drąsiai manim tikėti. Ragana patikėjo, prigulė, o zuikis padaręs taip, kaip ir vilkas, nubėgo savo. Pabudus ragana vėl pamatė apgauta esantį ir dar smarkiau graužti pradėjo. Taip jai begraužiant atbėgo lapė. Ką tu čia, kumute, veiki? Paklausė ragana. Taip ir taip, pasiskundė ragana. Ai, kokia tu, kumute, nelaiminga, gal tu jau labai pailsai begrauždama. Duok man, aš pagraužėsiu, o tu, kumute, primik, pailsėk, kur matyta tokį medį vienai nugraužti. Ai, ne, negaliu, atsakė ragana. Tu irgi taip kaip vilkas su zuikiu padarysi. O ką jie, tie nevidonai, padarė? Ji prašė kaip ir tu pagraužėti, o nei graužė, nei ką, atsakė ragana. Tai kokie nevidonai, ar tu, kumute, lygi šiol nežinojai, kad jie baisūs apgavikai? Jie niekam gero nelinki. O va aš, kumute, niekam nieko pikto nedarau. Ir jei tu manim netiki, tai gali neužmigti ir žiūrėti, pamatysi, kaip aš graušiu. Ragana paklausė, atsigulė ir tuojau užmigo. O lapė apibėgo 3 sykius apie medį ir jis vėl pasidarė toks, koks buvo. Pabudus ragana vėl pamatė, kad apgauta, baisiai perpykusi, kuo sparčiausiai pati graužti pradėjo. Jau nedaug reikėjo, jau medis siūbavo, tuojau grius. Jau Jonukas dreba medyje sėdėdamas, lėkė tuo tarpu pro jį žąsis, Jonukas ėmė prašyti. Žąselis, gulbelis, sumeskit nors po plunksnelę. Kai aš nulėksiu į tėvo dvarą, žaliu vynu pagirdysiu, kvieteliais palesinsiu. Žąsis sumetė jam po plunksną, bet dar buvo negana. Lėkė pro šalį antis ir tos sumetė po plunksnelę. Ir Jonukas nulėkė į tėvo dvarą. Tėvas labai nudžiugo ir iškėlė didelę puotą. Ir aš ten buvau, alų midų gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau. Paskui įdėjo mane į medinę klumpę, šovė iš tos klumpės ir aš čionai atlėkiau.